Sveiki, brangus Delfi žiūrovai. Kaip gera vasarą susitikti su jumis labai svarbioje misijoje. Sveikinasi kartu su jumis Gamtos ateitis komanda ir aš, Paulius Skučas, kviečiu stebėti projektą Tvari Lietuva, kadangi turime labai svarbią misiją drauge su jumis – išpakuoti Lietuvą. Ir kągi tai reiškia, išpakuoti Lietuvą? Matau, jau dabar kyla klausimas, tai iš tikrųjų kaip atrišti juostelę nuo gražiausios dovanos, kurią turime ir parodyti visiems. Kad ir štai ši aplinka, kur, manau, irgi keliate klausimą, kur tai yra. Taigi, kelionė po skirtingus regionus, galimybė iš labai arti pamatyti savo kaimynus, pamatyti net nepažįstamų žmonės ir suvokti, kad mūsų bendri suderinti veiksmai pagal taisyklės, atsakingas požiūris į gamtą, teisinga elgsena iš tikrųjų ir kuria nuostabią mūsų gražią švarę Lietuvą. Juk tikrai žinome ir esame girdėję, kad Lietuva europiniu ir pasauliniu mastu dažnai įvardyjama kaip viena iš lyderių, pavyzdžiui, net ir rūšiavimo srityje. Šiandien laidoje matysite. Šitas konteineris 0, šitas 0, jeigu taisyklingai rūšiuosi, o šitas 10. Da lampečki visiems. Visokias vibracijas, tos vibracijos persiduoda ir per žemę. Aš jaučiu, kaip juda čia žemė. Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės. Nu pats geriausias dalykas vasarą paimti ir mesti gniužtę į operatorių. Dar keliaujant į Druskininkus, mes iš karto norime jūs pakviesti užsukti į čia esantį dzūkišką mišką, pajusti šitą gaivą, pamatyti šitą vaizdą, pajausti ramybę ir, žinot, galvoje skamba tas tekstas pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, Lietuva, rūšiavimo čempionė. Ir iš tikrųjų manau, kad mes kaip visuomenė esame jau taip smarkiai užaugę, kad būtent tai mums leidžia ir turėti šį nuostabų, gražų vaizdą bent jau čia. Bet pasiklauskime tų žmonių, kurie gyvena Dzūkijoje daugybę metų, dabar grybauja, uogauja ir turi geriausią žinojimą apie tai, kas vyksta miškuose. Sveiki, ponė, kuo vardu? Zita. Ponė Zita, tai dzūkė esat? Taip, dzūkė. Tai jūsų visos teritorijos čia aplink miškai. Kiek metų jau grybaujat? Nuo 84 metų čia, bet grybaunu tai dar anksčiau. Ponė Zita, išduokit mums grybingas vietas, kur reikia važiuoti. Tai kaip atrodo mūsų miškai? Ar šiukšlina dar žmonės, ar jau susiorientavo ir ne? Taip atveža ir priverčia šiukšlių. Dar būna taip? Dar būna. Taigi, Druskininkai, kas gali būti dar nuostabiau kaip saulėtą, gražią, šiltą vasaros dieną patekti į tokį nuostabų Lietuvos kraštą? Tai sveiki, gerbiamas merė. Labą visiems. Prieš pradedant mūsų pokalbį, trumpi keli klausimai apie rūšiavimą. Ar rūšiuojat namuose, ar rūšiuojat apskritai gyvenime? Rūšiuoju ir ne tik namuose, bet ir kada būnu išvykoje gamtoje, kadangi turiu ir kemperį kelionę, ir palapines ir taip toliau. Tai susikaupia pakuočių. Labai daug ir galiu pasakyti, kad kada keliauji arba pas turistai atvažiuoja, tai žymiai daugiau tų pakuočių būna, negu kad elementariai kasdienybėje. Mere, tai gerai, turim dantų šepetuką panaudotą. Kur metam? Plastikas. Mišres reikia mest. Suskilęs veidrodis namuose. O geriausiai vežti į aikštelę, kur viską išrūšiuoja, žino į kurį konteinerį ką, nes veidrodis gali turėti medinę dalį, gali turėti plastikinę dalį ir taip toliau. Bet mere, pakalbėkime iš tikrųjų apie patį kraštą, Druskininkus. Jūs tikrai galite palyginti su senais laikais, Druskininkai auga, klesti. Tai tas tvarkingumo momentas, per kiek laiko reikėjo užaugti tai visuomeniai, kad, ateitų suvokimas. Noriu pasakyti, kad žmonių požiūris taip pat labai keičiasi ir kiekvienas žmogus jau pradėjo daugiau vertinti ir kito darbą, ir tą pačią vertę, ir tą patį grožį, kuris turi išlikti grožiu ir po to, kai jis išvažiuoja ar išeina. Ir juo labiau, kad mūsų tas mokyk, pasakok, aiškik, bet ir duok žmogui suprasti, kad būtent teisingai, taisyklingai rūšiuojant tau bus pigiau. Šitas konteineris 0, šitas 0, jeigu taisyklingai rūšiuosi, o šitas 10 sąlyginių vienetų mokėti, jeigu blogai rūšiuosi. Ačiū labai jums. Dėkui. Tai dabar klausimas apie Druskininkus. Ar žmonės rūšiuoja? Ką pastebit? Nelabai. Tingėjimo, nenoro ar kur problema, ar nežinojimas? Da lampečki visiems. Kaip sakot? Da lampečki visiems. Išmetėla ir žodžiu. Manęs čia neliečia. Nu va, pavyzdžiui, turim puodą čia pačioj. Tai negali išmest.
Jeigu tau nereikalinga šitas puodas, tai išmes, kam tu dedi, kad kažkas tipo kažkam prireiks ir dabar pamačiau, nuo šį išmės. O kur jūs mesi dabar? Šitas priklauso į... Ne. Šitas Metalas ir šitas. Bet žinokit, šitas visas yra ne pakuotė. Ir šitą puodą reikia mesti su viskuo į mišres. Nes tai yra ne pakuotė. Nes mes rūšiuojame pakuotės. O, vat instrukcijos yra vienos, o jūs kalbat kitos. Tai nors persplėšiu. Kaip ir viskas pas mus. Viena kalba, kita daro. Ačiū labai už pilietiškumą. Tai pristatykit druskininkus, kas tai per kraštas, pavyzdžiui, nežinantiems nieko. Išgražėjo, tikrai daug atnaujinta, renovacijos vyksta, ir mano namo renovuotas. Bet kalbant apie žmonių įpročius, apie galbūt šiukšlių palikimą, ką jūs rūšiuojat, koks yra tas procesas, sakykime, nuo ryto iki vakaro, ką dažniausiai tenka rūšiuoti? Plastikas, metalas, popierius. Žinot, kad rūšiuojame pakuotės, bet ne medžiagas. Taip. Pakuotės rūšiuojam. Pakuotė po pakuotės. Pakuotė po pakuotės. Pakuotė po pakuotės. Pakuotė po pakuotės. Kągi, rūšiavimas, kaip matome, tikrai yra diskusijų objektas. Visi esame žmonės ir visi klystame, bet svarbiausia - norėti išsiaiškinti tiesą, pasiekti geriausią rezultatą ir padaryti taip, kad ta tvari Lietuva, švari ir graži tikrai būtų aplinkui mus. Na, o mes savo ruoštų išrinksime rūšiavimo čempioną kiekviename mieste. Turime specialias pagalvėlės, ant kurių yra užrašytų įvairiausių pakuočių pavadinimai ir pabandysime su jumis jas teisingai išrūšiuoti. O greta manęs druskininkuose yra Sigitas, Lukrecija ir Patricija. Nuostabi šeima iš kur? Švarėnus. Švarėnus. Sigitai, rūšiuojat? Taip. Kaip sekasi rūšiuoti? Visaip, bet dažniausiai gerai. 3-4 sėkmės, pusę minutės, pradedam. Agurkų stiklainis. Metam į stiklą. Laiškas į popierių. Stiklainėlis. Į stiklą. Metalinis kamštelis į metalas čia bus. Uogienės stiklainis vėl į stiklą. Šaškučių pakelis į gyvūnų kraikas. Čia bus mišrios. Ir viskas, laikas. O kaip jums pasisekė, sužinosit mūsų rubrikos pabaigoje per Delfi. Dėkui. Ir kaipgi vasara druskininkuose be pramogų ir be pavėžėjimo. Sveiki, ko vardu? Karolis. Karoli, kaip važiuoja žmonės čia pas jūs? Gerai. Važiuojam. Stiklas. Parodykit, kas čia. Toliau. Kartonas. Degtukų dėžutė, toliau knyga, kur? Prie kartono. Stiklinis butelis. Į stiklo konteinerį. Aliejaus buteliukai. Irgi į stiklo konteinerį. Taip. Arbatos pakeliai. Į kartoną. Banano žievė. Maisto atliekas. Kempinė. Plastikas. Linkime sėkmės. Dėkui. Tai 3, 2, 1, važiuojam. Popieriaus pakuotė. Taip, Jeigu toliau. švari popierių, jeigu nešvari mišras. Laikraštis į popierių. Popierinis maišelis į popierių. Taip. Stiklo duženas. Į mišres, Į mišą, sakyčiau. nes tai nėra stiklas. Dar 15 sekundžių. Gerai. Butelis. Butelis į stiklą. Nešvari nosiniai mišras. Yra šitas Į mišres. Pakelis. Folija į Folija. popierių, plastiką ar išrūšiuotą. Čia plastikinis indas. Taip. Į plastiką, jeigu pakuotė. Lipnijuosta. Lipnijuosta bendras. Stop. Kaip vertinat rezultatą? Normaliai. Normaliai, man atrodo. Šeimyna, puikiai. Už vasarą. Bet čia tokia įdomi vieta, visi ant soliukų jūs taip į medį atsirėmus. Kodėl? Noriu stebėti. Kai būni tarp žmonių, tu esi tarp, kai tu būni šone, tu būni šalia. Tiesiog dėl to. Ir ką matot iš šono stebėdama? Iš ties pasilgstų ramybė, čia kuriama harmonija, o tenai kontrastas ir dabar tiesiog stebiu, viena ausis girdi visokias vibracijas, tos vibracijos persiduoda ir per žemę. Aš jaučiu, kaip juda čia žemė, aš neįsivaizduoju, ką jaučia medžių šaknys iš tikrųjų. O ten žmonės ant tų visų trinkelių, jie net tos vibracijos, jie jos tiesiog net nepajaučia. Ir iš tiesų jų akys yra tik tai tenai, bet nėra to tokio pojūčio čia. Vat statybininkai ar tie plytelių klojėjai nejaučia va dabar tos ramybės, tų vibracijų tenai jie. Jie yra darbe, mes atostogose. Va,
Atrodo taip netoli vieni nuo kitų, bet taip skiriasi, ar ne? Ir kaipgi vasariškiausias miestas Druskininkai, kuris vasarą siūlo ir sniegą, gali neturėti gondolų. Tai netrukus kilsime į viršų, taip kaip ir normaliame slidinėjimo kurorte. Viena iš nuostabiausių matyti pramogų, iš tikrųjų, kai tu skrendi gondolą Druskininkuose, kyli į viršų, praktiškai ranka va taip gali bandyti liesti pušų viršūnės, toks kaip pasivaikščiojimas medžių lajų taku. Nu, žiūrint į to žmonės, kurie mojuoja ir kyla su slidėm, aš galiu tikrai pavaizduoti, kad man nešalta. Bičiuliai, jeigu perkaistat vasarą prie 25 ar 30, visą laiką Druskininkuose galite turėti -5. Vieta, kurioje, manau, tikrai gali gimti ir geriausi Lietuvos slidininkai. Bet žino, Druskininkai tai yra miestas apie kontrastus. Karštis ir šaltis. Viskas vienoje vietoje. Tik dėl Delfi žiūrovų. Be striukės. Ant sniego. Druskininkai turi labai aiškiai matomą ženklą iš labai toli, nes jis aukštai. Tai yra laikas, kurį galima uždėti patiktukas. Žinot, žmogus tik mažas raiktelis visoje gamtoje ir tai galime įvardinti, būdami 12 aukšte ir matydami, pavyzdžiui, laivelį ten tolumoje plaukiantį Nemuno viduriu. Tad projekto Tvari Lietuva, mūsų misijos Išpakuok Lietuvą ir komandos Gamtos ateitis vardu noriu padėkoti druskininkam už tokį šiltą, jaukų, nuostabų vasarišką priėmimą. Ir žinot, dar kartelį su komanda įsitikinom, šitas kraštas tai yra ne tik švarios, gražios ir tvarkingos Lietuvos vizitinė kortelė, bet tai kraštas, apie kurį reikia nekalbėti, nepasakoti, o tiesiog pajusti. Susiliekime su harmonija. Gamtos ateitis. Mūsų komanda šiandien baigia vizitą Druskininkuose, man tuoj pripils batą vandens, bet taip gera stovėti vandenyje ir jausti tą malonumą kurortinėme mieste. Projektas Tvari Lietuva ir mūsų misija Išpakuokime Lietuvą visi drauge, tęsia savo kelionę ir netrukus judėsime į kitą Lietuvos miestą. Druskininkai, ačiū už viską, kad neradome jokių pakuočių besimėtančių pas jūs, nei ant žemės, nei prie rūšiavimo vietų, kad buvote draugiški mums, kad kalbėjote, kad atvėrėte savo širdį, parodėte vasariškiausias vietas ir buvote kartu su mumis. Druskininkai, ačiū! Jūs tikri rūšiavimo čempionai. Ačiū Lietuva, tu nuostabi! Šios laidos, bičiuliai, tai kvietimas nominuoti tikrus gamtos čempionus. Todėl online kviečiame siūlyti tavo miesto, tavo bendruomenės iniciatyvas projektui Tvari Lietuva specialioje Delfi platformoje. Kad rastume aktyviausius aplinkos sergėtojus, gyvas legendas ar daugiametės rūšiavimo, miškų tvarkymo ar kitas Lietuvos istorijas. Tad būtinai aplikuok, siūlyk savo miesto šauniausius, nepamiršk balsuoti ir dar šį rudenį būtinai apdovanosime.